Rugsėjo 1-ąją į mokyklą sugužėjo po vasaros atostogų pailsėję vaikai. Vilniaus Žalgirio klubas naujosios mokslo metus tradiciškai sutiko kartu su Senvagės gimnazijos moksleiviais, o juos sveikino ir Seimo bei Vilniaus miesto savivaldybės nariai. Labai džiugu, nes įsipildė didžiausia mūsų ko gero svajonė, ilgai tokia laukta, puoselėta svajonė, kad turime puikų stadioną ir galėsime bendradarbiauti su futbolo komandomis. Šitoj šventėje esu ne pirmi metai, kadangi čia yra žalgiriečio ir dabar jau Žalgirio komandos. Tai iš tikrųjų visą laiką yra geras jausmas, ypatingai sugrįžti į mokyklą kiekvienais metais, kai jau taip senai įsibaigęs, ir klausyti Lietuvos himno, matyti keliamą vėliavą. Tai visą laiką yra kažkokia ypatinga akimirka. O mes kartu su Žalgirio grįžais jums padėsim sportiniuose rezultatuose. Man labai patiko, visada yra tokia, ir pats šiek tiek kažką tai prisimeni, visada yra labai daug emocijų, jaudina tėveliai, ypatingai mokiniai, kurie čia visai reaguoja, pasižiūri, kokios gražios merginos, pats save prisimeni. Man labai patiko. Aš pats kaip besimokęs šitoj mokyklai žinau, kad sportuodamas žmogus lavina labai daug svarbių dalykų, kurie labai svarbus ir moksle, svarbus ir ateities karjerai, tai kaip ištvermė, kaip sugebėjimas veikti komandoje, sugebėjimas prognozuoti tam tikrus veiksmus, numatyti tam tikrus veiksmus. Tai labai yra svarbu ir dirbant versle, dirbant ir valstybiniam sektoriuje, darant karjerą kaip valdininkų ir taip toliau. Moksleiviams palinkėjau šiandien skaityti ir sportuoti. Skaityti visokias knygas, elektroninės, popierinės, kokias tik tai yra. Ir aišku sportuoti, pasirinkti savo sporto šaką. Aišku, man atrodo, kad čia šiek tiek arčiau futbolo. Labai, mano požiūriu, nenoriu įžeisti krepšininkų. Labai mėgstu mūsų krepšininkus, jie labai daug pasiekė. Bet aš vis vien labai gailiuosi, kad mes šiek tiek primiršom futbolą. Valstybę aš turiu galvoti. Neabejoju, kad lietuviai yra labai tinkami ir talentingi futbolui. Tai, kaip prisimeni tą mūsų garsę Žalgirio bronzinę komandą, ir ne tik, ir kai kurios kitus, tai manau, kad mes turėtume pasivyti šitą reikalą.